Kiek jums kainavo praėjęs šildymo sezonas, turbūt su kolegomis ar giminaičiais jau retokai diskutuojate. Vasarą šildymo rūpesčius pamirštame. Lyg ir logiška, dabar namų šildyti nereikia, bet patys žinote, kiek trunka ta lietuviška vasara. O žiema šiemet buvo tokia, kad ilgai prisiminsime. Todėl siūlome prisiminti ir pamėginti įvertinti vienas populiariausių rinkos alternatyvų. Jeigu lyginant šilumos siurblius ir lyginant dujas, ne iš miesto centrinių dujų tinklų, tai šilumos siurbliai faktas nėra taip pastovu, ypač jeigu tu neturi saulės elektrinės ir, pavadinkime taip, užsigaminės jau per porą metų arba bent jau per metus. Jeigu žmogus neturi saulės elektrinės ir naudojasi šilumos siurbliais, aišku, šiek tiek šitoje vietoje atsiranda keblumas, dėl to, kad kuo didesnis yra elektros poreikis, tuo išauga labiau elektros kaina, kas mėnesio gale pasimato to elektros sunaudose, kas iš esmės ir yra mūsų šildymo kaštai. Šiuo atveju, jeigu būtų dujos, arba paimkime tiesiog dujas, ne iš miesto tinklų, o pavyzdys šildomas balionais, tai yra ganėtinai saugus variantas dėl kainos, o pakitimas šilumos siurbliuose elektros kiekio ar dujų suvartojimo, jisai vis tiek yra. Tai yra normalu, nes žemėjant temperatūrai lauke reikia didesnio kiekio energijos pagaminti viduj. Tad grįžkime prie dujų. Ne visi individualių namų savininkai turi galimybę prisijungti prie centralizuotų dujų tiekimo tinklų. Bet tai nereiškia, kad gyvendami atokiau nuo dujų magistralių jūs liekate be dujų pasirinkimo galimybės. Dujos balionuose patogi, tikrai visiems prieinama ir komfortiška kasdienybė užtikrinanti alternatyva. Ir ji turi vis daugiau patenkintų klientų. Naftos dujos pristatomos dujų balionais, jas galima pristatyti į atokesnes vietovės, miestelius, rajonus, regionus, vienkiemius, o kur jau keliauja gamtinės dujos, tai reikalingos turi būti dujotekių trasos išvedžiotos ir jau ten yra tam tikri miestų projektai, kur dažnai tos gamtinės dujos ir nebeateina, arba jų atvedimas, tiesiog davedimas iki kiemo yra neproporcingai brangus. Tai ta investicija tikrai po to neatsiperka, dėl to mes turim sprendimą suskystintų dujų balionai, kurie pristatomi tiesiai klientui į namus. Tokią šildymo sistemą lengva įrengti namuose, kuriuose ne vieną dešimtmetį karaliavo kietas kuras. Malkas ruošti, džiovinti kasdien ir ne po kartą įmesti į katilą jums gal ir labai patinka. Bet ar norėtumėte ir ateinančią žiemą būti pečkuriu? Ką savo mintyse atsakėte? Bet girdžiu skeptikų balsą, kad už malkas pigesnio varianto tikrai nėra. Kainų gal lyginti labai nesinorėtų, nes kiekviena kuro rūšis turi savo kainą, turi savo kaloringumą, dėl to suvartojimas yra labai skirtingas, ar ne? Ar tu, nesvarbu, kokį kurą pasirinksi, ar malka, ar granulės, ar elektra, generuoja šilumą. Tai palyginti yra ganėtinai sudėtinga ta savikaina. Tiesiog aš siūlyčiau klientam pasiskaičiuoti investiciją, kiek jūs investuojate į pačią įrangą, jos į atvedimą į namus, sumontavimą ir po to jau skaičiuoti tas šildymo kasmėnesinės išlaidas. Per vasarą priėmėm sprendimą, kad reikia įsirengti šildymą, tai rinkomės tarp oras vanduo ir dujų, kadangi name yra radiatorių šildymas, tai įsirinkom dujas, prieš tai buvo židinys šildomas, tai su židiniu nelabai apšildydom namą, tai įsirinkom dujas. Dabar gyvenam, nežinau, ganėtinai šiltai, reguliuotis galim patys. Komfortas kainuoja, bet įvertinkite ir tai, kiek laisvo laiko turėsite, kai vizitas į katilinę liks tik iš mandagumo. Užmesti akį ar dujų katile, koks nematytas signalas neatsirado. Šiuolaikišką techniką būtina reguliariai prižiūrėti, bet rinkos senbuviai jums tikrai pasiūlys visą paslaugų paketą. Šildymo sistemų, šildymo pardavėjų, tiekėjų, montuotojų rinkoje tikrai yra labai daug. Ir prasidėjus rudeniui, žmonės tveriasi už galvų, ką daryti, šildymas senas nebeveikia, dabar kaip greičiau, kaip geriau. Bet yra ta patarlė kartais, kad skupus moka 2 kartus ir ieškant rinkoje pigiausio varianto, kuris pažada čia ir dabar, greitai įrengs, pigiai padarys, tai nereiškia, kad jūs gyvensite saugiai, komfortiškai ir patogiai. Aš labai rekomenduoju pasidomėti, kiek rinkoje jau įmonė dirba metų, kokie dirba specialistai, kokios yra garantijos ir tai užtikrina jūsų komfortą ir namų saugumą.
Neskaičiuokime, kiek dienų liko iki kalėdų. Gal geriau šildymo sistemos atnaujinimo rūpesčius neskubant išspręsti vasarą, kad žiemą galėtumėte tiesiog mėgautis maloniu laiku su artimaisiais.